Žvaigždžių išpažintys iš panelės padėkos vakarėlio. Čia reporteris Skersas, žvaigždėmis dar nenusivylęs. Reporteris Skersas su gerbiamu Justinu iš realybės šou Dangus. Aš girdėjau, kad dabar kuri daina apie storas moteris. Kodėl būtent apie jas? Manau, jog ir storos moterys turi teisę gyventi Lietuvoje ar užsienyje. Tai vis dėlto jos gyventi teisę turi? Taip, jos tikrai turi ir, sakyčiau, labai didelę, nes jos yra labai stambios. Ką tik pasijutau tikrų vyrų, mane apkabino, pabučiavo ir išmilavo Aistė Vaškevičiūtė iš TV3 televizijos kanalų. Aistė, kodėl tu tokia seksuali? Tai ką tu čia meluoji? Nei bučiavau, nei kabinau, nei seksuali. Sakei man sakyt, kad tipo pabučiavai, nes tipo tau lygis bus kažkoks. Ai man lygis, tai čia tau lygis. Tai man tai irgi lygis. Nu tai mum abiem lygis, mes labai esam lygis. Kiek kainuoja Aistės Vaškevičiūtės bučinys? Jėzus Marija. Internete buvo parašyta, kad 58 litai, bet nesąmonė. Ne, jo, iš tikrųjų tai 8,5, ten sumaišę skaičius, žinai. Aistės Vaškevičiūtės bučinys 85 litai. O kiek kainuoja pabūti su ją visą vakarienę? Nu kaip tau tai nemokamai. O kaip vyrui iš Kačerginės? Be šansų. Taigi čia reporteris Skersas ir seksualioji Aistė Vaškevičiūtė. Ji ir vėl nori mane bučiuoti, aš negaliu, Aistė užtek šiam vakarui. Dainininkas Vaidas Baumila ką tik pasveikęs ir išlipęs iš ligos patalo, šiandieną jau ieško moterų. Vaidai, kiek moterų šį vakarą pakabinai? Moterų labai daug čia moterų iš tikrųjų, bet nei vienos kažkaip neišeina pakabinti, nes Mantas Petruškevičius visas nukniaukė, pažiūrėk. O tu Mantą Petruškevičių? Aš nukniauksiu Mantą Petruškevičių anksčiau ir vėliau. Aš jam padovanosiu, nežinau, turbūt raudonus stringus ir lūpdažį raudoną ir viską, kas raudona, rožės, raudonas ir juodą Mercedesą. Reporteris Skersas su garsiausiu šių laikų dizaineriu pasiuvusiu Julijai Ričik drabužius. Kaip kita Julija Ričik? Kas? Julija Ričik. Moteris važiavusi Euroviziją šiemet. Neprisimenu. Tie rūbai buvo tokie prasti, kad neprisimenu. Blogiau rūbai buvo negu daina. Tu, blėt, normaliai filmuok, supranti? Čia buvo tiesiog ampolis, Aleksandro Pogrimaus ampolis ant operatoriaus. Iš arti filmuok, ne jį, o mane. Žmonės turi būti gražūs televizoriai.